Tai labas ir telis. Sveikinuosi iš Rijeikos. Jau numyniau 9 km numyniau, jeigu ne visus 10. Čia visą laiką kalną myniau. O tokį vaizdelį turiu nuo pačio ryto. O minsiu va ten, va, į tą spogą, va, į tuos spogus minsiu. Tada nuo jų nusileisiu. Ir tada nusileidęs į Triestę važiuosiu 8 km lygumą. Ir paskui vėl kalną į Vrubjoną. Tai šiandien kirsiu Kroatijos ir Italijos sieną. Tada, Kroatijos ir Slovenijos sieną, tada iš Slovenijos į Italiją ir tada iš Italijos vėl į Sloveniją, nes šiandien Slovenijoje miegam prie pat Italijos sienos. Tai turiu šiandien 107 km, 171 man atrodo 2200 vertikalaus sukilimą ir ką, dabar reikia puškuoti. Bet vaizdai nuo pačio ryto yra žiauriai gražus. Turiu va tokį, ten matos bus šalta, bent jau dabar. Vo, šlaps visas, bet paskui nuo kalną leisiuos, bus reikalų žodžiu. Tai va, važiuojam. Per lygiai 10 km nuo viršiūros lygio, nuo nulinės. Sukilau 300 vertikalaus viršiūros lygio per 10 km. Tokie vaizdeliai. Karočią, oi, dar kilt ir kilt man šiandien, kilt ir kilt. O išlysiu vėl biškiai atviresnę zoną, mašinų nėra, iš parodysiu. Tai kokį spogą važiuosiu. O ten, kur tas debesys pakibęs, šiandien važiuosim ten. O ten važiuosim. Žodžiu, reikaliukų šiandien bus. Ir kaip nors įveiksim. O įveikę jaučiu pietus gausim, kažkur iš Triestės. Ties 70-80 km, priklausys, kada mane pagaus. O aš manau, kad mane labai greit pagaus. Manau, išvažiuos 9, o aš 9 valandą tik nuo kalną leistas jaučiu. Po tų 2 valandų minimą į kalną, nes kiam kilų gaunasi kalną mint, o paskui leistis labai lėtas, tas nusileidims. Palmių biški. Šiandien pirmos kategorijos sukilimą kalnų turiu 3,5 km. Užvakar, kai važiavau iš Velikos Goricos į Rijeiką, buvo tik 1,1 km. Tai šiandien daug statesnių kalnų yra vietomis, kur po 12-13 ir daugiau procentų. Nu, žodžiu, šiandien trumpą dieną atrodo 171 km, bet toks pat beveik sukilims. 2-2, 2-3, nu, žodžiu, bus reikalų. Šiandien pirmos kategorijos sukilimą kalnų turiu 3,5 km. Užvakar, kai važiavau iš Velikos Goricos į Rijeiką, buvo tik 1,1 km. Tai šiandien daug statesnių kalnų yra vietomis, kur po 12-13 ir daugiau procentų. Kuo arčiau viršaus, tuo šalčiau. Iš 7, 6, 5, dabar lika 4 laipsniai tik tais. Čiut biškį sustojau. Žodžiu, o tokie kalniukai už galą man. Aš dabar juos apvažinėsiu biškį. Vėjas man granai šonis prieš vėją į kaktą. Ir laukia dabar yra tik tais +2. Šviečia. Labai gražiai šviesiu likę. Šilda man nugarikė, bet ranka šal. Tai žodžiu, tai gerai, kad į kalną, nes nuo kalno bus ajajai, pupa. O aš vienas pirštinės tik pasiėmiau, nes galvojau, kad bus viskas gerai. Iki Triestės nei daug, nei mažai. Pidusokėlis. Triestė 5 kilo. Beveik 2 km važiuoti nuo Rijeikos ir Slovenijos sieną. Šiandien aš čia kirsiu 2 sykius. Dabar kertu iš Kroatijos į Sloveniją, paskui kirsiu iš Slovenijos į Italiją ir tada kirsiu iš Italijos vėl į Sloveniją. Važiuojam, žiūrėsim, ką čia turim. Mane kas nors sustabdys, paims į belaisvės, nepaims. Žodžiu, jeigu nepaims, tai gerai, važiuojam toliau. Tai va, nebūsiu koks tremtinys slovakų, slovenų. Žiūrėjom, žiūrėsim.
Va, kirtau Slovėnų sieną, tai yra kroatų ir slovėnų. Pasiekiau piką, ir dabar prasidės leidimasis. Jei matysiu va tokius kalniukus visą laiką. Aukščiausias taškas buvo šiandienai, dabar bent jau 685. Nu ir dabar leidžiamės. 200 į apačią vertikalus pasileidau per 7 km. Kairiu čia rankas nušaliau, varveklis ant nosies, 4 šilumos belika. Va, pažiūrėkit koks kaimis. Materijoje buvau. Materijoje buvom sustoję. Minutės pokalbis. Stojam čia ar važiuojam toliau. Žodžiu, nusprendžiu, kad važiuojam toliau. Susitiksim Triestėj. Iki Triestės 25 kilai. Nebelika realiniai 25. Ten kažką paveiksim. Italianą. Žodžiu, Italiano su Tapiano. Važiuoju Italiją. Tuta Italija. Yra dviratininkų jau trečią matau, pravažiuojantį prieš mane, lekiantį priešingą pusę. Tai biškį motyvuoju, kad gal kažkas mane aplenks ir aš galėsiu bent jau ant ratą atsisėsti, tada vaizdai va tokį. Žiūrėkit. Ką gražus debesiuks. Tik ten Trieste, man ten reiks leistis. Tai ten bus debesuota, jaučiu. Bus šalta. Nu va, vietinės Italijos gatvikės. Žodžiu, siauros. Tiek žinučių. Čia dabar nusileidau nuo kalniuką, važiuoju iki Opičinos už Triestės. Ir šiandien yra žiauri diena, sunki. Galvoju labai sunku prisiversti save minti. Nežinau, kaip čia bus lygioj vietoj. Tikiuosi rasiu jėgų. Ir dar į kalną kažkaip reikės įrioglinti, žodžiu. Kol kas iš šito važiavimo prieš 4 atvažiuoju. Jeigu taip toliau, viskas gerai. O jeigu ne, tai iki 5 turėčiau parsipersti. Su pitstopais kas 20 km, nes jaučiu, kad vidinis aš yra stipriai palūžęs, blogai mėgojęs. Kas 7,2 kilai iki Bukingo. Tai už 2 km stosi kažkur pakimarinti. Realiai, taip ir važiuosiu per miestelius, per miestus Italijos. Ką pagausiu? Pagavau, bet reikėjo daug jėgų. Tikiuosi važiuos dėdis, nežinau, dėdis ar teta, bet jau taip šiltai apsirengęs, net mokas jums susidės ant kojų. 8 vidutinis. Na gerai, tikiuosi važiuos tiesiai dabar. Toli dėdis nevažiavo, dar vieną aplenkiau, nusisuka blėdis. O tak. Priekį Alpės, blėdį. Žalia kurdai rais. Žalia kurdai rais. Žodžiu, tokiam 5 kilai. Pizda, kaip karštą paliko. Nusimau piršnes. Atsisegiau jau termo aprangą viršų. Golfą atsiraičiau. Biški geriau, biški vėjuks pučiai. Bet čia, kuo arčiau tų kalnų, tuo mažiau vėja. Ir tuo karščiau, 18 laipsnių šilumos. Bet man tai jau kojas nebalaika. Šiandien, kadangi su naujais batais esu. Iš pat pradžių viskas gerai buvo, bet dabar jau spaust pradėjo. Ir nefainiai pradėjo spausti. Tai žodžiu, biški kenčiu, biški reikia kentėti. Pratampyti. Tai žodžiu, viskas bus gerai. Palmės, žalia, apelsinų medžiai, Bailando Tranquilo, Italija, žodžiu, karšta čia. Tuoj Slovenija bus šalta. Nu va, Alpės vis arčiau. Blėdis. Tada! Nieko nebelika. Kiam kilometrų. Šiandien rodė 2200 pm. Ir pradėsiu kilti.
Jau matau į dešinę pusę suksios. Prasidės serpantins. Ir 12 km. Taip. Tūdai, sūdai. Atvažiuoja, atidunda. Kol kas pradžia nėra sunki. 2-3% galima kučiuoti ramiai. Tai bet pats galas bus, jaučiu triubą dėlą. Numyniau 3 km jau su pusė. Liko 8,5. Kol kas viskas gerai. Ant 20 laikau. 8,5 km čia kilsiu apie 3 minučių. Tai turiu laiką. Galiu savo ramiai Relax FM įjungti. Ir šokti ir lambadą groti. Balalaiką, žodžiu. Va čia dabar važiuosiu per tą kalnų perėją ir kilsiu tą spogą į biošį. 25 kilai liko. Jie va dabar jau važiuoju į pavėsį. Į kažkurį spogą kilsiu. Sakė, nuo Bukingo matos Alpės, sniegutis. Žodžiu, Amanda iki Bukingo reikia numinti. 25 kilus. Tai va, žodžiu, įvažiuojam. Ten nuo topo, kur sustojau, buvo 18. Čia jau rankas pradėjo šalti iš karto. Izdelis, kai saulė šviečia. Nu labai gražiai. Bet man reikia važiuoti. Nėra kada gražėtis, aš tik galvo galiu pakelti biškį, pažiūrėti. Ir jums paspaus mygtukai parodyti. Tai va ten kažkur važiuosiu dabar. Aukščiau. Tikiuosi, kad taip ir bus visą laiką. Ir taip iš polėto sukilsiu. A jeigu ne, tai bus kapies vamzdės ir bus traktor bike. Arba bus push bike. Važiuojam. Liko 5 km. Čia jau status 13%. Kapuoju, biškės fan šūdins. Dar nereik paskui nebėgėsimės, bet jau. Čia matau biškį lygiau bus. Bet, ai karamba. Žodžiu, Kulišnis Sauda. Čia tas vanduo Čiurlen. Pusę kilometrą. Ir esu 500 pm. Virš jūros lygia. Čia jau labai statu. O čia serpantinai. O taip, 20 metrų. Taip, zigzag 108 laipsnių. Ir vėl taip. Jau šriubinu kelintą kartą, taip. Gražu. Bet karšta. Kapot reikia. Viso labo 12 laipsnių beliko. Saulė pasikavojęs. Jau baigiu išlysti. Į tokį aukštį, kur saulė apšvies mane. Bet, žodžiu, kosmosas reikia atsistoti, pakapoti ir vėl minti. Žodžiu, nėra žodžių. Šūs namuks apleis priekį. Ai, ble, čia statu jau. Paskutinį bėgį sumečiau. Man dar į viršų. Dar 500. Beveik 500. Važiuojam. Lika 2,5 km. Nu, karoč pizdauskas man. Bet kaip gražu. Aš sustojau. Tik pasigražėti, šiaip jau labai norėčiau ant to žolės atsisėsti. Arba ten. Ant to. Ir pailsint nugarą. Nesąmonė man. Žiauriai susirietę, žiauriai pavarga nugarą patinė dalis. Žiauriai gražu, žiūrėkit. Pindėse nematau net koks kaims. Masarolis. Komunė di Toriano. Masarolis. O ten tam Burdžianai ar Rubionai, nebeatsimenu kaip vadinasi. 150 gyventojų deklaruotų. Tai įsivaizduokit, kokiam kaime tarp kalnų gyvensim. Jeibat. Žodžiu, net važiuosiu 4 valandą, bet ai, čia tokį kringelį priekį turiu, kad net vengt noris žiūrint į GPS-ą. Žiauriai, nugarą skauda. Jau kulkščiu važiuoju. Galvoju, čia man ausyse skambaliukai barben. A kas čia iš galo atvažiuoja man? Kilo štus serpantinais. Ožkas. Draugelės mano. Kūnius. O kokia ožė. Laps. Jezus Marija. O. Ožkių. Ožkių, kalno ožiai. Pažiūrėkit, koks vais. Iš kur aš atvažiavau. Iš kokią žemutinę tašką.
Į kokią ožę? Be. Žodžiu. Nieka nebelika. Pusė kilo. Įdedu džiazą žemėn. Apačion. Labai gert noriu. Baisiai gert noriu. Minu į Monte Joanas. Dar žodžiu. Yra kosmosas. Tikrai kosmosas. Turiu 903 metrus virš jūros lygio. Bet sustojau ne dėl to, kad pavargau. Aišku, pavargau, bet nestojau dėl to. Va ten apačioj. Matau tą keliuką. Jisai zigzagas į apačią. Aš ten atvažiavau. Va iš ten, va čia. Per 1,5 kilometro tieksiu kilimą turiu. Štokią aukščią, kaip gražu, žiūrėkit. Ko ne iš paukščio skrydžio, ha? Lika dar... Turiu 2020 sukilimą, 905 vertikalaus virš jūros lygio. Iš viso labo 16,5 km iki Bukingo. Bet man va, tuoj baigsis tas įkalnė, prasidėsim nuokalnė. O nuokalnę mačiau irgi serpantinais, greit nenusileisiu, didelė greičia nebus. Bus tokia pat chuinė, kaip ir čia užkilau, daug zigzagų. Tai nepasiplėšiusi niekur. Turiu 21,5 vidutinę, aišku, nusumušiau iš 23,5. Nu, bet pavargęs, nusikalęs, bet labai šalto vandens noriu. Net iš upelę galėčiau dabar atsigerti. Gul. 9,50 aukščiausias taškas. O dabar leidžiuos. Tai kokios spalvos. Kaip kokią leską atvažiavus iš paveikslėlę, pažiūrėkit. La. Davai, lapatai nuo kalniuko. Eikit savo. Vo tak. Mano kaims kažkur bus. Aš nežinau net kur mano kaims. Bet pista kaip gražu. Tararara. Na, aš dar pabandysiu leidžiantis pafilmuoti biškį, kiek kamera leis. Jeigu įsikraus, tai įsikraus. Bet aš leisiu jums kartu po biškį pažiūrėti, kaip aš leidžiuos. Biškį vaizdais pasisuotinti. Varom. Uiii! O tokiais zigzagais reikia leistis. Prieki Alpės. O aš va varau. Uiii! Aišku, greitis nedidelis, bet reikia įsivertinti posūkius. Gerai, kad čia nieko nėra realiai. Visą laiką apsižiūriu. Ir varom. Va taip va, varom. Va, Alpės. Olpės prieki, Olpės. Polmės. Šalta reikėjo užsidėti balionkę, nepagalvojau. Šalta, labai šalta. Šalta, bet labai gražu. Labai gražu. Leidžiaus pizdę kaip gražu, aš negaliu. O taip va. Šalta. Šalta. Oi, čia dar į kalniuką reiks paminti biškį. Gerai, bus šilčiau biškį. O kur dabar? Čia? Negali būt. Nemeluok. Ne čia, seneliumbai. Ne čia, tikrai ne čia. Kur man, blėd, važiuoti? Dėdai. Kur man, blėd, važiuoti? Čia? Kaip gražu. Važiuojam čia. A man čia? Man čia, pažiūrėkit, kebra. Alpės. Įleisios va tokiu vaizdu. Kai voida mašina atvažiuoja, blėd. Prikols. Prikolsi, da čia pareigūnai buvo, karibanieriai. Varom! Įda pačirškint galiu stabdžiais, jeigu norit. Jeigu jums įdomu. O, čia atsivars, opa! Tada! O, ir mašina atvažiuoja, o ne? Turim 661. Tai da leistis 200 į apačią. Nu va. Alpis. Palpis. Oi, blėt, kaip aš pavargau šiandien, kai jūs įsivaizduotumėt. Dar sušalti.
Įda sušaliau. Išilsiu. Žodžiu, fainiai nusikaliau. Čia tas nusileidimas biškiai atpirka man tą nuovargį. Visai fainiai. Žodžiu, bet jau pirštukus pašaliau. Jau gargalis man pilivė. Gur. Čia kažkoks namuks medvi. Nu vakaro, čia va tokiais va dabar. Į apačią tokį hujukt. Ką čia rašo? Welcome to Slovenia. Zdarov, pacanai. Bratašlai, kaip ten? Bradožlai, kažkaip ten. Prodošlai. Ar prodošlai kažkaip taip. O čia šalna, karočią, primeskit. Čia saulė dar jaučiu net nebuvo pašvitus šiandien. Lala's living in a moment. Varom. 7 kilo liko. Žodžiu, biški kalniuką ir vėl nuo kalniuką. Tikėsi šakės. Net akinius nusimsiu. Geresnis vaizdas bus. Oi, ruoda. Iki Bookingą. Reikės iš 300 metrų vertikalaus viršiūros lygio pakelti 450 per 3 kilometrus. 3 kilometrus. Nu ir varom po ką. Bus kaip bus, varom. Po Atbėlą išvažiavom. Lika 2 kilometriukai. Turiu 2,1. Iki Bookingą lygiai kilometras lika. Va. Paskutinės palpės. Pavaizdavimai yra 400 viršiūros lyga sukilta. Dar reikia 50 sukilti, bet dabar nuo kalno leidžiuos. Kaliukai. Čia gal visas kriuklys. O, čia visas kriuklys, jie apštararai. O toks va vaizdelis. Ant vištos kojelės. Tada. O man liko iki Bookingą viso labo 700 metrų. 600. Žiūrėkit, koks kalnagubris po dešinė. Jie tik tais ant pačią viršaus sniegą yra čiučiut. Buvo toks vaizdelis, žodžiu. Mūsų kaime pro langus bus. O man jau kapiec 300 metrų liko. Jau skaičiuoju metrus, nebe kilometrus, bet metrus jau skaičiuoju. Buvo. Eisiu kalt guminukų porą.